Albonas spardo užpakalis. Toks biški, tikrai sakyk, ką nori. Aš ginu Gunterį. Aš manau, kad čia biški Ajo prasileido. Atrodo, taip kaip labai nice, labai malonus žmogus, tai tikiuosi jam Kinijoje pasiseks išvažiuoti ir pradėti lenktynės iš tikrųjų. Sveiki sugrįžę į pirmą mūsų oficialų epizodą Australiją. Aš jau gėrimą savo prasidariau, bet reikia sumušti Australiją. Už Australiją. Tai va, Kristijonai, ar kėlei šiandien anksti ryte pažiūrėti lenktynės? Tikrai ne. Aš žinau, kad aš neatsikeliusiu, nes man savaitgalis biški reikia pailsėti ir šeštadienis ilgas, tai aš nusprendžiau, kad aš pasilepinsiu, miegu ir iš karto atsikėlęs įsijungsiu. Taip. Kaip tau sekėsi? Aš tai normaliai šiaip atsikėlė. Bet tu visada keliesi, žinai, duoti kontekstą žmonėm, čia yra ankstyvas žmogus, aš esu pelėda. Visada yra taip, kad tu pirmas. Tu iki mūsų darbo atsikeli porą valandų anksčiau atrodo. Tai man yra keista, kad tu šis 15 minučių iki darbo įlipi iš lovos. Taip, aš nesuprantu šito. Kol jisai 2 valandas prieš darbą atsikeli, aš be 20 dar lovoj guliu. Taip. Čia mūsų skirtumai, žinai, Tai va. Man ne, aš negalėčiau. Galėčiau, bet pavyzdžiui, kažkada prieš porą mėnesių vyko UFC kova, draugai kalbėjo, davai, čia naktį rodys, davai žiūrim. 5 ryto, žinai, o kas apie UFC vyksta ten 6-7 valandas. Ai. Aš main kovos net neišgyvenau. Ta prasme, aš miegojau. Tai lygiai tas pats man ir su Formula 1. Aš geriau atsikeliu ir gražiai ramiai, kada jau pats pasiruošęs. Šiaip, aš manau, kad daugelis taip ir žiūri. Arba highlightus kažkas pakarpytus pažiūri. Bet tai Australija atėjo šito 25 metų sezono startas. Ir aš pasikartosiu savo spėjimą iš praeitą epizodą, kad tai gali būti vienas geriausių Formulės 1 sezonų. Ir man atrodo, kad tai yra tiesa, nes kol kas topinti geresnės, kad lenktynės būtų, būtų sunku. Crazy. Ta prasme, aš net nespėjau dar suvirškinti. Žiūrovams net duosiu konteksto. Mes filmuojam, dabar yra sekmadienis, 1 valanda. Jo. Tai aš pažiūrėjau, aš atsikėliau 9:30, pradėjau žiūrėti podcastą, 11:30 aš jau važiavau įrangą paimti. Taip. Tai čia viskas mums dar yra visai šviežiai. Podcastas išeis savaitės bėgyje. Taip. Man net notificationai Formulės 1 eina. Jo, daug dalykų dar yra nesusigulėję, iš tikrųjų. Tai nuo ko nori pradėti? Oi, sakyčiau, nuo kvalifikacijos reikėtų pradėti greitai apžvelgti. Aš siūlyčiau netgi pradėti nuo practice'ų. Nuo penktadienį. Nes mes turėjom pokalbį po pirmų 2 practice'ų, jeigu neklystu. Nes kadangi practice'ai, tai yra treniruotės, kvalifikacija, lenktynės, viskas vyksta naktį, tai pasišnekė jau kitos dienos pradžioj. Tai mes šnekėjom, kad Red Bullis yra mid-teamas, midfieldas. Midfield visiškas. Ta prasme viduriukė. Jau jeigu top 5 bus, tai bus nice. Jo. Bet aš iš tikrųjų vis dar galvoju taip, nes Lawsonas. Maksas, jisai turbūt atvažiuotų ir su Williamsais į tą pačią poziciją. Aš manau, kad Maksas tikrai važiavo su tą mašiną geriau, negu jinai gali važiuoti. Kad čia Maksas pulino kažką, tai jisai eilinį sykį važiavo, čia buvo važiavimas jo kaip ketvirtas. Jis važiavo už pergalę visiškai. Jo. Bet ta prasme, per practice'us jie niekur nebuvo. Ta prasme, žiauriai lieva. Taip, prastai sekės iš tikrųjų. Visos komandos suvažiavo visai kitaip, negu važiavo per practice'us, aš sakyčiau. Taip. Tas pats Ferraris, tas pats RB, vieninteliai gal McLarenai, kur važiavo ir nuvažiavo. Taip. Tai ir aš tik tiek ir gavau pasidalinsiu minčių ties practice'u. O toliau, ką žinau, galim ir varyti prie to pačio kvalifikacijos. Jo, tas practice'as, jisai iš tikrųjų nupaišė visai kitą nuotrauką, bent jau man. Aš galvojau, kad kvalifikacija ir visas galutiniai rezultatai bus kitokie. Taip. Bet atėjo kvalifikacinis ir Ferrari, kurie dominavo per free practice sessionus, staiga straglina. Taip.
Ir ką tu galvoji apie tai, kaip pamatėjai? Aš siūlyčiau, žinai ką, greitai dar grįžti prie pirmo etapo kvalifikacijos. Nu, davai. Ten mes turėjom 2 rūkys, kurie turėjo praeiti Q3, iškrito. Taip. Tai yra Antonelis ir Lawsonas. Jo. Ta prasme... Bortoletą jos aplenkė, Sauberį. Tai parodo... Žinai, reikia gražiai šnekėti. Tai parodo, ant kiek yra iš tiesų kvalifikacija įmušti sudėtinga. Nes lenktynėse visai kiti rezultatai buvo, bet kvalifikacijai, jie niekur nebuvo. Ta prasme, tas pats Antonelis nesugebėjo gražaus švaraus rato padaryti. Lawsonas nesusitvarkė. Jeigu žiūrėt tik tais į kvalifikaciją, Rookie of the Race buvo Hadžaras. Hadžaras, man atrodo, 11 atvažiavo. Man rodos, kad 11, jo. Nu jo, tai geriausiai iš visų rookies. Taip. Žinai, tai parodo tą tokį... ant kiek yra iš tiesų ta kvalifikacija sudėtinga. Aš manau, kad tie, kurie labiausiai spaudė, tarkim, turėjo dar visai konkurencingus bolidus, jie tiesiog padangas, kaip čia, perkaitindavo rato gale, nes visų 3 sektoriai būdavo tokie kaip ir Lawsono, kaip ir Antonelio. Pirmi 2 sektoriai būdavo konkurencingi, bet tada 3 sektorius bam. Taigi iš pusė 10 iš kažkur atsirado viršum. Ir man atrodo, kad... Ne, pusė sekundės, ne 10. Nu, tai, ta prasme, tas pats ir buvo ir šiaip ir su Maksu, kodėl jisai nesugebėjo paimti pole positioną, nes jo 3 sektoriai būdavo visiškai tokie, kur tu išspaudė jau viską iš mašinas, iš padangų, ir jau tada jau yra perkaitusios padangos ir staiga jau ir nebėra to sukibimo ir greičio ir pasitikėjimo mašina. Ir tai paskutiniai, kadangi Australija yra gan tokie staigesni posūkiai, tie paskutiniai 2, kur tenais vos ne 2 laipsnio net. Taip. Tai ten tau reikia daugiausia sukibimo, kad gerai išlaužti ir dar to užbaigti tiesiai. Ir ta dalis yra labai sudėtinga, jeigu padangos yra perkaitusios. Tai aš įtariu, kad tes pasimaišė, nes tas Lawsonas, jisai gražaus rato nesukabino ir Antonelis. Kaip ir... Nu jo, tai ta prasme, sakau, kad Hadžaras buvo greičiausias iš visų rookies RB mašinoje. Toksai, dar sunku kažką tiksliai pasakyti, nes mes turėjom Yuki, kuris buvo P5. Taip, 5 kvalifikavus. Tai ta prasme, insane. Tai aš manau, kad jis visai gerą mašiną turi šį sezoną. Tiesiog, jau aplinkybės, kaip jau parodys tas galutinius rezultatus. Bet dar, kas buvo Q1, Hasai. Niekur, ta prasme... Germanas, jisai per free practice sessionus pravažiavo 4 ratus per visus 3, nes jisai sudaužė mašiną. Taip. Tada antram free practice sessionui neišvažiavo ir trečiam free practice sessionui gal ir išvažiavo, visgi nepamenu. Ir galiausiai, kai jis ir Okonas pradėjo kvalifikaciją, taip. Aš manau, kad labai blogai. Jie šneka dabar, vienas dalykas, labai, aš manau, kad jie kažką žino apie savo mašiną, ko nieks nežino ir tai yra iš blogos pusės, nes jie nedaro fast lap. Atkreip dėmesį, kad jie visur daro race simulationus, pagrinde. Aišku, vieną kitą ratą gal ir pasidaro. Jo, bet kas iš to, kai tu 30 sekundžių atsilieki nuo paskutinės mašinos, esi gale. Tai ir jie šneka, kad jie žino, kame problema ir ją ištaisys. Na, va nebent. Bet aš manau, kad čia yra ta dainelė, kad all good, we got this. Kaip ir Helmut Marko kalbėjo, kad tikisi Red Bullio problemas ištaisyti per ateinančias 3-4 lenktynės. Jo. Tai skamba panašiai. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog tuščia dainelė, kad sponsoriai būtų nusiraminę, jog jie... Tiesa, jo. Bet biški dar spekulacijai ties Hasu. Ar tai yra falloutas, kad Gunter Steinerį atleido? Abejoju. Aš šiaip pabaigiau žiūrėti Drive to Survive. Pabaigė, ne? Jo. Ir? Mano nuomonė pagrindė nepasikeitė, bet aš vertinu geriau negu kad podcast'e. Okay. Bet aš kodėl paminėjau Drive to Survive, nes aš įsiminė man Haso epizodas ir kaip Ajo Komatsu perėmė viršų. Ir man visas požiūris komandos ir viso naratyvo pasirodė labai pozityvus apie jį. Ir jisai kaip žmogus man pasirodė gal... Aš nieko neturiu blogo prieš Gunter Steinerį, bet gal, sakykim, reiklesnis, žinai,
profesionalesnis toks gal iš... Nu, aš čia vėl, man pasirodė, aš sakau, čia toks įspūdis iš tos serijos apie Hasus. Nes jo, nu, Gunteris irgi sakydavo savais būdais visus tos negatyvius dalykus, bet Ajo tai biškelį labiau pasirodė man, nu, sakykime, reiklesnis. Tai ar čia Gunterio gali būti palikimas? Čia, vat, žinai, kas čia gali būti? Vat dabar gali būti, kad jaučiasi Ajo Komatsu, kadangi perėmė valdžias, dabar jisai srėbė jo košę. Nes tie pokyčiai komandai, žinai, nu, tai ypatingai su developmentu mašinų vyksta per labai ilgą laiką. Tai kadangi praeitais metais įsekino, tai dabar, nu tai tada reikštus, kad Ajo Komatsu dabar mašina eina, palei jo valdžią visą. Tai gali būti, kad praeitais metais dar tempė Gunterio sprendimai, o šiais metais jau tada pilnai jau yra Ajo mašina. Ir jo sprendimai kaip tenais vairuotojai ir panašiai. Aš turėčiau jau šitą dalyką užcenzuruosiu asmeniškai, bet gal dėl to, kad aš knygą skaitau, gal ne dėl to, aš ją turėčiau pabaigti skaityti, aš ginu Gunterį. Aš manau, kad čia biški Ajo prasileido, Jo? bet dėl to, kad Hasai overall yra mažiausia komanda. Ką tai reiškia? Jo. Kad kiekvienam darbuotojui atitenka didesnis kiekis darbų. Ir ką tai reiškia, kad team principle, šiuo atveju, ar tai būtų Steineris, ar tai būtų Ajo, atitenka ženkliai didesnis kiekis dalykų, ką tu turi padaryti, negu, pavyzdžiui, kažkas, jeigu pakeistų tą patį Christian Horner. Gal Christian Horner blogas pavyzdys, bet, nu, tarkim, Andreas Stella. Dėl to, kad Andreas Stella, tarkim, turi siužet komandą ir specifinius dalykus, kur tuo tarpu aš manau, kad Gunter Steiner arba Ajo turi siužet viską. Taip. Gunter Steineris buvo atsakingas už marketingą. Taip. Tai žinai, tipo, kai tu tokioje mažoje komandai turi labai didelį kiekį darbų ir ant tavęs užkrenta, tu vieną dalyką galbūt pamiršti, kitoj vietoj ne taip padarai, kaip darė, kitoj informaciją kitaip perdodi, negu prieitas vadovas Steineris, žinai. Ir gaunasi, kad biški tie tokie sena alyva, žinai, mašinoje, kad, nu, visa informacija, viskas nebe taip juda, nebe taip viskas veikia ir tai atsiduoda į rezultatą, kas yra mašina. Bet čia toksai, tipo, spekulacija. Bet logiškai iš tikrųjų. Tai va, bet čia toks... Ir matosi, jeigu nu, aš manau, kad tu teisus esi šitą klausimą, matosi tas ant Hasų dabar ypatingai, kaip atkreipiau dėmesį, kad Okonas, būdamas 15 iš 16, atsilieka ten 20 sekundžių, grinai ant tempo. Jiems nieko nebuvo nutikę, nebuvo jokių tenais pitų. Ne, tiesiog ant tempo jie nevažiavo taip. Ir reikštųsi, kad kažkur prasileidinėja. Kitas dalykas, ką aš manau, Hasai ką klaidą padarė, tai yra Okoną pasiėmė. Manai? Aš manau, žinau. Aš manau, kad jeigu jie būtų pasiėmę tą patį Perezą, ar, nu jo, Perezas, tipo, ženkliai vėliau išėjo, negu Okoną paėmė, taip. Bet ar tą patį Ricardo, kuris turi ženkliai daugiau informacijos, bet kaip veikia... Bet jie pinigų nori. Jie nėra pigus. Aš manau, kad Ricardo panašią sumą turėjo kainuoti. Kaip Okonas? Jo. Bet Ricardo visi kalbėdavo, kad labai brangus. Aišku, kai perėjo į RB. Kiek tą kainą jo liko, žinai, tipo klausimas. Ir kai jisai jau išspiriamas yra, tai... Kiek jisai dar gali... Varytų ten, šiaip irgi klausimas. Ką? Ar jie patys, jo, žinai, tipo... Žinai, gal nėra ten labai daug pasirinkimo, dėl to ir važiuoja ten rūkys. Bet labai gerai parodė, netgi, priminiai Hasų, epizodas apie Hasus, kad net jų darbuotojai sako, tai čia mes Okoną imsim, tipo, čia geras sprendimas ir Ajo sako, jo, tipo, mes jį imam. Tai va toksai, kur, tipo, jeigu darbuotojai dviejų, aš, man su to žodžiu, man tiesiog toksai, kur... Aš manau, kad jis yra blogiau, negu mes dar ir įsivaizduojam. Žinai? Jeigu... Manai, kad jisai, ta prasme, kad Alpinas ištempė jį? Taip. Čia tai įdomus teikas. Nes jisai tai paėmė antrą vietą Brazilijai. Gaslis trečią. Tai va. Bet čia vienetiniai atvejai. Jeigu jisai būtų, žinai, tipo 5 kartus paėmęs ar 6, tu galėtum traktuoti, kad jisai yra geras. Taip. Vairuotojas. Bet kai tai yra vienetinis atvejis, nu, aš dėl ko kalbu, galbūt jisai yra greitas vairuotojas, bet tarkim, toksai kaip Ricardo ar Perezas, jisai duotų daugiau informacijos apie pačią mašiną, žinai, tipo, kur atrodo, kad Okonas, jeigu neveikia, tai kam iš viso prie jos dirbti?
bet čia toksai, kur Taip. man Okonas labai koreliuoja su Alonso, žinai, tipo, kur tokį biškį turi pykčio dalyką. Jeigu jūs lievą mašiną man davėt, tai jau dabar, tipo... Nu gal. Bet čia irgi toksai, kur aš, tipo, sviestuotas pritempinėjimas, žinai, tipo, bet gal čia... Sužinosim sezoną įgoj. Jo, aš šiaip nusistatęs prieš Okoną, tai... Na, aš bandau būti biški subjektyvų. Biški. Bet jo, gerai. Dar kas man prisiminiau, Q1 pasirodė kietai, kad Alonso šovė ant greičio į top 3 ar top 5. Net neatsimenu šito faktoriaus. O paskui tik tais jau nebebuvo to tempo. Ai, nu jo, tai... Toks, aš nesuprantu Aston, vienu metu jie turi tempą, Taip. Kitu metu jie net neturi tempą. Bet žiauriai neturi. Jo. Jeigu neturi, jo, labai keista istorija, labai sunku būti fanais Aston Martin, aš tikrai žinau, kad jų yra, bet labai aš norėčiau būti fanas Aston. Bet žodžiu, tada atėjo Q2, tai tada praėjo Bortoleto ir Hadžeras, visai gerai suvažiavo Sauberiu, nes tas visas Bortoleto jisai aplenkė Hülkenbergą. Jo. Ant kvalifikacijos, tada buvo... Duhanas dar praėjo. Duhanas? Jo, taip. Duhanas vos praėjo. Praėjo, taip, Duhanas. Ir tada turėjom Aston Martinus ir Hadžerą. Jo. Jo, tai vat. Tai tada aš toks biškelį ir įsigandau po to Q1, galvojau, nu nejaugi Astonai kažką ištraukė iš skrybėlės ir pasirodo, ne. Jie 11-12 buvo, man atrodo. Ne, kažkas. Ne, 11 buvo Hadžeras, jie ten buvo abudu 12-13, man rodos. Jo, Alonso buvo 12, man rodos. Tai va. Ir tada prasidėjo Q3. Kuris man labiausiai nustebino. Ta prasme, neskaitant, čia jau net neskaitant Jukio P5, taip. Man nustebino Albonas. Net ne Williamsai. Williamsas aš dėjau expectations didelius, kad jie greitai bus. Taip. Ir kad jie atvažiavo, tokiu tempu viskas ok, bet kad Albonas spardo užpakalį Sainzui. Toks biški, tikrai sakyk, ką nori. Žiauriai predictionai sakė 90% ant Sainzo. Ant Sainzo, taip. Ir jisai kvalifikavosi 9, man rodos. Sainzas? Jo. Kažkas jo, arba 8 arba 9. Jo, ir tada Albanas buvo 5 ir tada Jukis buvo. Tai Jukis 5, man rodos, Albanas buvo 6. Jo. Tai jo, ir tada Ferrari. Kas vyksta su Ferrariais? Nes aš biškį jau pasimetęs ir aš dabar manau, kad jie yra tokiam, pavadinkim lietuviškai, agurkėlėje, tai yra in a pickle, kur tipo... Jo. Aš manau, kad jie biškį pasimetė, ką su mašina daryti. Aš manau, kad jie nebežino, ką su Hamiltonu daryti. Ir nežino, kuris yra jų number one vairuotojas. Aš čia galbūt klystu, bet tas toks... Bet daug pasirodė per lenktynės šiaip. Jie daug kur pasirodė ir labai daug tų tokių rakščių išlindo. Jo, žinai, jo. Kur... Kai Hamiltonas, toks, sakykim, yra žmogus su milžiniška patirtimi ir didžiuliais nuopelnais, aišku, ten... Sainzas, jis gali prisitaikyti, taip ir pasidarė, aišku, gerai, prieisim prie lenktynių, bet su to kvalifikaciniu aš galvojau, kad jiems seksis žymiai geriau, bet aš galvoju, kad čia buvo vėl padangų problema, kad neiššovė. Jeigu tikrai aš net nežinau, kieno čia buvo problema. Šiaip, aš žinau, kad jisai neatsiliko per daug nuo Leclerco. Kiek jisai ten atsiliko per vieną? 20, man rodos. Tai nėra kažkas labai blogai. Ne. Jeigu suvestų dalykus, tai manau visai turėtų tą. Tik tais klausimas, kiek jisai išmoks pasitikėti mašiną, kiek išmoks... Mašina? Komanda? Nu jo, problema. Mašina tai čia dar, žinai, bet kai į tavo komandą padaro tokias klaidas kaip per lenktynės, nežinau, galim šauti tiesiai į lenktynės iš tikrųjų. Šaunam tiesiai į lenktynės, nes čia matau, kad mes jau katilą užkaitinam, viskas dreba, jau reikia kalbėtis. Jo. Tai pradėkim nuo Ferrari. Tai... Aš siūlau pradėkim nuo pirmo rato, net ne, nuo to viso formacijos rato. Formacijos rato. Mes turim incidentą. Iš karto. Rookie avarija, kur, jeigu atvirai, buvo šlapia ir trasoj, kuri
šlapė yra labai prasta. Jo. Tai Ir Australija, ten labai daug yra pripaišyta su dažais ten juostų. Ir rūkiai visi, kurie padavė biškį gazą ant tų juostų, išskrido iš trasos. Tai, ta prasme, visi daug kas vargo išskyrus, aišku, Verstappeną, bet čia... Taip. Tai Hadžaras krešino kvalifikaciją, formation lapę, informacijos rate. Taip. Tada mes turim pirmą ratą, kuriame avarijas padaro netgi 2 vairuotojai. Pridursiu prie Hadžaro. Hadžaras tiek smarkiai susiparino. Aš mačiau, jis verkė. Ir jį ramino Hamiltono tėvas. Mačiau, jo. Jisai... Anthony. Aš asmeniškai tikrai, Hadžaro, čia yra... Aš žiauriai suprantu jį. Jisai, bičas labai jaunas, faktas emocionalus, bet... žiauriai gėdinga jam. Ir aš nepiktuoju, turiu omeny. Ta prasme, žiūrint iš tos pusės, kad jisai labai daug vilčių dėjo į šitą debiutą. Ir net neprasidėjus lenktynėm šitokį padaryti kolą. Ir toks, žinai, toks tipo, tu gali, ten rookie mistake, būtent ir taip ir yra. Kad visi rookies realiai apart Antonėlis, net Antonėlis apsisuko, tiesiog, kad jis išgelbėjo mašiną. Tai realiai visi rookies ant to šlapios trasos padarė tą pačią klaidą. Net ne tik rūkis ir Alonso taip išsikirta. Taip. Bet esmė, kad jis turbūt tiek daug vilčių dėjo jam ir jam taip sunku buvo priimta ir aš žiauriai suprantu. Žinai, kai tu matai, kad tavo komandos narys atvarė P5 kvalifikacijų, tu supranti, kad mašina turi potencialą. Ir dar tu visai neblogai šoviai. Taip. Tada tu matai, kad tu turi potencialą greičiausiai atvažiuoti iš visų rūkys. Taip. Ir tu net nepradedi lenktynių. Ir tavo lenktynės pabaigtos dėl tavo klaidos. Dėl tavo klaidos, jo. Žinai, tai aš įsivaizduoju, vienintelis man kas užkliuvo, tai yra nusileidi vaizorių, stiklą ant šalmo, eini į vidų ir nerodai šitų dalykų. Gal jį pasigavo einant, supranti, ir jie, žinai, ten kamerų pilna, žmonių pilna, ir nėra didelis tas pedak, supranti. Jisai gal tik atrodo, kai mes neįsivaizduojame, nesam buvę, kad tenais yra, ten bet kur gali nueiti, bet kur turbūt, vis tiek tu turi praeiti pro visą alėją tą, kad daitum iki savo, ir tada gal pasigavo Antonis Hamiltonas ir pradėjo jį ten raminti, ir jis ten turbūt žiauriai buvo emocionalus, tai jam sunkiai. Tai visi šitie dalykai tokie, stipru. Žinai, jo, gaila, Hadžaro iš tikrųjų atrodo kaip nice bičas, labai rūpi sportas, šiaip iš tikrųjų čia ready. Davai. Atrodo, kaip labai nice, labai malonus žmogus, tai tikiuosi jam Kinijoje pasiseks išvažiuoti ir pradėti lenktynės iš tikrųjų. Aš siūlau, kol dar bandelės pasišildyti. Siūlai pasišildyti bandelės? Aš nežinau, iš tikrųjų, jo čia. Aš turiu minį savo bandelį. Savo bandelį. Didelis vėl kontrastas ties orais. Šaltas. Žoskai šaltas. Žiauriai šalta. Freitas sėki, tai buvom, bet iš jūsų bestrigiu. Biški. Taip. Nežinau, brolo, aš galvoju. Iškart dedam ir darom? Dedam, nes man ir šalta ir aš noriu sušilti su to. Taip. Davai, tai po vieną pradžiai. Tai gerai. Yra 12. Tu norėjai paminėti pirmą ratą, kurioje įvyko 2 incidentai. Taip. Ar nori tai padaryti? Man įdomu būtų, kadangi mes labai šviežiai darom, pavadinkim, podcastą po lenktynių, tai labai daug yra neaiškumų. Žinai? Ir buvo užsiminta, kad Williamsų, tai yra Sainzo mašinai. Pasakyk žiūrovam, kas įvyko. Žiūrovai. Kas buvo? Sainzas krešino, avariją turėjo ir buvo žiauriai keista avarija, nes jisai atrodė, kad ir paslydo, bet ir tą pačiu paslydo vietoj, kur jisai nelabai turėjo paslysti. Pirmas posūkis. Jo. Keista vieta išslys šiaip. Keista vieta išslys. Šiaip, nors jeigu vyksta overtake'ai, tarpsime kovos, tai tų įsileidimų toje vietoje būna dažnai. Bet tuo metu nevyko to, bet aišku buvo šlapė. Tai bet man įdomu bus išgirsti, ką turi pasakyti James Vowles, ką aš netgi post race intervius visada pasižiūriu ir net nespėjau šį kartą. Taip. Visas konferencijas norėjau dar paklausyti, ko irgi net nespėjau. Taip. Tai būtų įdomu dar šitos dalykus pasiklausyti. Ne, tai faktas, sužinosim paskui. Jo, ateityje sužinosim viskas, kas kaip buvo, bet Sainzas crashino. Bet oras. Aš manau, kad tu ten gali pritempinėti, kiek tu nori. Aš manau, kad oras visą tai, kaip ir visas tas problemas ir su Hadžaru, ir su Alonso, ir bla bla bla.
Taip. Oras iš tikrųjų. Sugrįžtam, uždėjom mikrofoną, biškiai paturbinam. Paturbinam mikrofonus jau. Taip, visiškai įdomus reikalas, kur tuo tarpu man žiauriai gaila pasidarė Duhano. Kur... Taip. Rookie mistake. Irgi, žinai, Taip. Pirmas ratas, visa kita, paslydo. Nežinau, aš manau, kad tose lenktynėse būtų buvę protingiausi tie, kurie vairuotų važiavę lėtai. Ir užbaigė, kaip Bermanas. Jo, svarbu atvažiuoti. Šiaip tiesa, irgi komentatoriai šnekėjo, kad medalį gali duoti vien tik už tai, kad užbaigė šitas lenktynės. Taip, žinai. Ir aš pritariu, nes jos buvo labai chaotiškos dėl to lietaus. Yra lietaus, nėra. Žodžiu, tos prognozijos tokias nestabilios. Tai čia pataikys į trasą debesis, tai nepataikys debesis į trasą ir toks iki galo tu... ir visą laiką toks, sakykim, įsikabinęs statėlį, ką žiūri, nes nežinai, kas bus. Ar čia bus daug lietaus, o pasirodo lietaus buvo daug. Ir tada... Bet žinai, dar yra tas dalykas, kad kur baigė Hulkenbergas lenktynės? 7. Su kokia mašina? Su Sauberiu. Šūdiniausia mašina. Šūdiniausia mašina. Ir tai yra parodo, kad jisai žiauriai lėtai važiavo, bet jisai tinkamų momentų, kai kažkas kitas padarė klaidas, jisai pasinaudojo ir atvažiavo pakankamai greitai. Tai kaip ir Mercedesai su Russellu. Bet dar grįžtant prie... gerai. Jo, aš norėjau pakalbėti dar apie kitą mūsų pusiau rūkį Lawsoną. Aš žiūrėjau po kvalifikacinį intervą ir aš toksai galvoju, Ans yra smarkiai išsigandęs. Jisai... Aš tą pacituosiu, kaip tu sakei, pritepęs. Jis žiūrėjo. Tai va būtent. Ir matėsi iš to prasto kvalifikacinio, kad jis nesugebėjo suvaldyti mašinos ir jo rezultatai tikrai blogi. Ir kaip Red Bulliui atvažiuot, netgi, gerai, nepatink tau tas Perezas, bet jis būtų atvažiavęs geriau, turbūt. Tikrai nemanau. Tikrai nemanau. Bet čia ne dėl to, kad aš Perezą nemėgstu, bet čia dėl to, kad aš žiūrėjau labai daug dokumentikų, negaliu sakyti, labiau tokių, pavadinkim, tyrimų, tokių įžvalgų. Tai ragaujam? Ragaujam. Šitie nealkoholiniai hodogai. Skanaus. Bum. Pirmas hodogas šiais metais. Vai, tu kask. Tai aš galvoju, kad būtų geriau buvę. Pasakysiu apie dokumentiką, tu savo toj, aš pabaigsiu tiesiog apie Lawsoną. Tai mano tokia yra teorija, ir čia bus pirmas kartas, kada aš ją pagarsinu. Galim iš tikrųjų grįžti. Aš manau, kad Lawsoną dropins. Nemanau. Aš manau, kad dropins. Žinai, kokia problema su Red Bulliu yra? Kad jie turi per gerą vairuotoją. Dėl ko? 21 metai. Yra teorija, kad jie jau nuo tų metų, tai yra nuo 22 metų tiksliau, ėjo netinkamų keliu. Aha. Dėl to, kad jie turėjo žiauriai gerą vairuotoją ir jie per jį nematydavo pagrindinių problemų mašinos. Dėl to ir čia jau ilgą laiką, šiaip čia net ne 22, čia jau nuo 18-19 metų, kada Ricardo išėjo. Taip. Ir vis ateidavo visi nauji žmonės, o mašina vis blogėjo ir blogėjo ir blogėjo, bet jie turi ant tiek insane vairuotoją, kuris, pavadinkim, pradinokiškų problemų neturi. Žinai, ir ta mašina yra visiškai not user friendly. Okay. Ir kad ją išmok naudotis yra žiauriai sudėtinga. Okay, šiaip... Ir aš manau, dėl to jie laikė Perezą tiek ilgai, kad jisai galbūt išmoks pagaliau per 2-3 metus, žinai. Aha. Ir aš manau, kad jie padarė klaidą, kad pasiėmė Lawsoną dėl šito, nes dabar jie turi likti prie Lawsono, kad jisai išmoktų. Ir jam duos, gal gera teorija. Gal neišlaikys šitą teoriją, bet aš sakau, kad jisai virš metų tai tikrai bus, jeigu ne 2 metus. Aš manau, kad aš, pavyzdžiui, nepritariu, aš galvoju, kad po pusės metų jį dropins ir aš galvoju, kad Jukis turi didelį šansą sėsti už vairo, nes jisai visose kategorijose atvažiavo geriau negu Lawsonas šiandien, šį savaitgalį. Ir bus žymiai aiškiau viskas, kaip bus kitose ateinančiose lenktynėse. Man gaila, kad Jukiui nedavė šanso vien dėl to, kad jisai yra su patirtim. Ir jeigu jisai būtų išėjęs į Red Bullį ir jį išmesti po pusės sezono, būtų logiška. Nes jisai tiesiog yra ne rookie ir nepavažiuoja. Taip. Bet dabar jie pasiėmė iš karto rookie, kur jeigu jie išmes po 6 lenktynių, tai nebus uždėtas tas taškas, kad jisai nepavažiuoja.
Ir jie tada jau eis prie Juki, o kas bus, jeigu Jukis nepavažiuoja? Nu, jo, tada bus blogai, bet, žinai, jeigu yra abu vairuotojai, kurie, tarkim, nu, Jukis ir Lawsonas, kurie neperformina, tai, nu jo, būtų tragedija, absoliučiai. Bet Jukis bent jau turi daugiau patirties ir šansų, kad tą mašiną suvaldys. Ir šiaip, kaip vairuotojas, jis yra žymiai labiau subrendęs. Ir aš irgi aš iš to Drive to Survive supratau, kad nenorėjo jo dėl jo ten karštakošiško būdo. Aš abejoju, kad dėl Hondas. Aš galvoju, kad jeigu Jukis performintų nerealiai gerai, ką jam varyti tą Hondą? Kam sekti Hondą? Ne, tai jo. Tai jeigu Jukis jisai rinktų taškus ir podijumus ir panašiai ir būtų geras number 2 vairuotojas, jis pilnai galėtų tobulėti Red Bull'į. Taip. Tai kas jau kas, bet aš galvoju, kad jis kaip tik yra, nu, mūsų vienas pirmųjų podcastų ir buvo apie tai, kad Jukis turėtų varyti Red Bull'į. Taip. Keis Perezą. Ir visi taip galvoja. Ne, šiaip patakysiu, tai mes galvojam apie Ricardo, bet jo, ir Jukis. Ta prasme, jeigu ne Ricardo, tai Jukis. Ir iš niekur nieko Lawsoną paėmė, tai toksai buvo... Jeigu jie jau dabar į Red Bull'į paėmė Lawsoną, tai aš manau, kad jie turi parodyti lojalumą jam, kad jisai atsipalaiduotų, nes jam labai prisvilęs blynas dabar. Jo, aš galvoju, kad jis neatsipalaiduos ir jam tas kas įsubinė. Nes kaip, aš manau, kad tu esi pilnai teisus dėl to, kad mašina yra sudėtinga vairuoti. Ir tai išaiškės per ateinančias lenktynės, kada, tarkim, bus dar sunkiau su jie kooperuoti. Kada Maxui patinka tokia mašina. Ir jisai iš jos ištraukia performance Max. Superman. Bet kai kitas žmogus sėdė tą mašiną, tiesiog, ir vyksta kaip su Perezu realiai. Ir tai paaiškintų iš tikrųjų daug. Tai aš įtariu, kad dropins Lawsoną. Aš galvoju, kad jis per jaunas šitai pozicijai. Ja. Gali būt. Tikrai gali būt. Juokas, tai jau Helmut Marko prašo tą patį padaryti, ką padarė Antoneliui. Tai yra leisti F2 vairuotoją, kuris turi surinkęs visus super points. Anksčiau dalyvauti Formulėje 1, negu jam kiek metų yra. Nes yra reikalavimai, kad būtų 18 metų. Aš vardo tik tais neatsimenu. Bet yra bičiukas, kurį jie jau Helmut Marko bando prastumti, kad irgi galėtų dalyvauti Formulėje 1. O jam 17. Kas jis toks yra? F2 vairuotojas. Čia nepasigilinau dar pilnai iki galo apie šitą vaikimą. Šiaip įdomu bus pasidomėti daugiau. Tam podcast'u bus pasiruošę. Okay. Čia grinai po kvalifikacijos, tai buvo biškai toks ironiškas dalykas, kad Lawsonas 17 ar 18 ir iš karto jau kitą žmogų jau ieško iš F2 atitempti. Žinai, toksai... Šakės. Guys, ne taip greitai gal. Jo, šakės. Bet vis tiek visi žiūri į priekį visada ir jau ieško, kas yra tas super talentas. Bet žodžiu, grįžtam į lenktynės. Tai tai galim pabaigti greitai su Red Bull'u, kad Maxas visiškai ištempė tą mašiną ir tikrai pavarė super performance, ypatingai paskutinius kelis ratus, kur Maxas jau visiškai lipo ant kulnų Norisų ir ten jau atrodė bus belė kokią kovą, bet aišku baigės ratai. O iki tol straglinis palyginus su jais, su McLarenu. Čia labai daug, čia buvo 2 etapų lenktynės, pavadinkim, tai yra lietaus ir tada mišrus. Labai daug ką lėmė strategijos, tai yra kada pitino komandos, kada ką darė. Ir Red Bull'is, aš manau, labai gražiai sužaidė, jiems labai paėjo viskas teoriškai, McLarenams labai pasisekė. Jo. Jiems labai pasisekė dėl to, kad... Ir Norisas tikrai suvažiavo brandų važiavimą. Jisai neprarado savo, nebuvo per daug įsitempęs, pavadinkim, neprasileido kažkokių kvailų klaidų. Buvo, kad ten paslydo porą kartų, bet ten nieko nebuvo tragiška vis tiek. Taip. Visas jo tas toksai susitelkimas man pasirodė žymiai rimtesnis, jisai kaip vairuotojas. Taip. Tai, kad jį palyginti su Brazilija, tarkim, 24 metų ir dabar, tai jisai yra žymiai labiau susivaržęs, susitampęs, visą kitą. Jo. Aš norėjau vienoje vietoje įsijungti Team Radios pasiklausyti, kaip jisai bendrauja tuo metu su komanda, ar jisai ten įsitampęs stresuoja, ar kaip. Nes jį pradėjo Piastris spausti. Vienu metu tenais Verstappenas jau atsiliko, visą kitą, ir Piastris pradėjo lipti ant kulnų, ir Piastris pasakė, negalima lenkti. Ir Piastris, nesąmonė, aš čia greičiau važiuoju, kodėl aš negaliu.
Kas yra pakankamai sąžininga. Ir jiems leido lenktyniauti. Vėliau. Aš manau, kad ten buvo tuo metu, kai jie lenkė tuos visus backmarkerius. Neleido lenkti. Į paskui, kai pralenkė, tada sakė, okei. Tas visas radio messages visada yra atsilieka. Tai tas jo. Tai jo, aš galvoju, kad ten buvo apie tai kalba. Yra galimybė. Ir Zekas tą patį ir pasakė, sako, tuo metu, sako, tie komentatoriai, jie klausė per tą Sky Sports, kur aš žiūrėjau, sako, kad ką jūs neleidžiate jam lenktyniauti, ir sako, tuo metu neleidom, kol jie lenkia backmarkerius, o dabar jie sako, žino, kad važiuoja kaip nori. Aha. Tai va, tai aš galvoju, kad aš tuo metu buvo įdomu pamatyti, jeigu Piastris būtų jį pasivijęs. Bet... Tai va, dėl ką aš turėjau menį, kai aš norėjau pasiklausyti Noriso, ar jisai tenais padarė spaudimo komandai, kad paprašykit jo, kad jisai man čia ant kulnų neliptų, ar čia buvo pati komanda. Tai va, tik tais tas buvo. Šiaip Norisas tikrai gražias lenktynės važiavo, visą kitą jisai proningus sprendimus padarė, kur jo komandos narys visiškai nusirašė. Jo. Tai jisai dar sugebėjo Šiaip man priminė labai tas dabartinis jų tempas, kaip Mercedesas važiuodavo tą visą savo dominavimą laikais, kada Valteris su Hamiltonu tiesiog, dingdavo prieki. Maksas, kai jisai savo intermediatus, kaip čia pasakyti, sudrožė. Taip. Jisai pradėjo smarkiai kristi ir vienu metu jis nukrito ten iki 16 sekundžių iki Piastri. Taip. Ir man tas dominavimas žiauriai priminė tą Mercedesų, kai jie tiesiog nurūkdavo į priekį ir viskas. Tai va, tai aš manau, kad mes šį sezoną, šias lenktynės pamatėm, kaip maždaug atrodys mūsų sezonas. Ar tu manai, kad tai yra McLaren dominant startas, ar tu manai, kad tai galėtų būti tas pats, kas buvo su praeitais metais Red Bull? Aš manau, kad dominant startas. Aš galvoju, kad bus šiaip labai įtemptas lenktynės ir bus nemažai kovų dėl podiumų, bet tik dėl to, kad McLarenas, nemanau, kad jie išsprendė visas tas bėdas, kurias jie turėjo praeitais metais, dėl patirties ir dėl visokių ten strateginių sprendimų. Taip. Nemanau, nes aš taip galvoju, ne dėl to, kad turiu ko pagrysti, bet aš įtariu, kad tai tiesiog per mažai laiko. Per mažai laiko tiesiog tarp šitų visų sezonų praėjo. Tai žiūrėsim, kiek tą mašiną ištems tas jų klaidas. Žiūrėsim, kiek ištems jų nepatirtį. Nes jų vairuotojai, Piastris vis tiek, jisai turi žiauriai patirties daug ir panašiai, bet jis vis tiek padaro tokias klaidas, kad išvažiuoja iš trasos ir nuo to kenčia visą komandą. Tai tokių dalykų bus. Bet tokių dalykų bus ir Red Bull'ai. Tokių dalykų bus ir su Mersu. Nes jie turi jaunas vairuotojus. Gerai, žiūrint dabar po pirmų lenktynių. Tavo manimų stipriausia komanda yra? Stipriausia komanda. Greičiausia? Ne, stipriausia. Jeigu taip viską paėmus. Taip, kad, kad tu labiausiai gali kaip komanda pasitikėti. Kad tie du vairuotojai atvažiuos ten, kur ir buvo planuota. Aš manau, kad McLarenai. Aš nemanau, kad jie yra patys geriausi, ar tenais patys greičiausi. Tokie optimaliausi. Bet aš manau, kad jie labai pastoviai galės varyti. Yeah. Vienintelis dalykas, kas lenda po ratais, tai yra tai, kad jie viens su kitu norės konkuruoti. Taip. Atsiprašau. Taip. Ir sąžininga būtų leisti. Sąžininga būtų leisti, bet iki kokio lygio? Aš manau, kad iki kol aišku, kas pirmauja čempionate. Iki kol pradeda kenkti vienas kitam. Nes, pavyzdžiui, jeigu dabar Norisas laimėjo, bet Piastris turi lygiai tiek pat šansų dabar laimėti irgi čempionatą. Gerai, nes jis DNF-ino praktiškai 9 atvažiavo, bet jeigu tas tempas tęsis toliau ir jeigu tų klaidų nevyks dažnai. Bet šiaip dabar, kaip pasakiau, pats garsiai supratau, kad tikriausiai jeigu Norisas toliau dominuos, Piastri bus praktiškai neįmanoma to deficito taškų uždengti. Nes 25 taškai deficitas. Dabar? Turminį tą skirtumas tarp Piastri ir Noriso. Nebent Norisas DNF-ins. Va nebent. Taip, kas yra šiaip įmanoma palyginus. Jisai, kad ne DNF-int, tai mažas šansas. Bet, nežinau, man labai įdomu. Čia dabar dar vakar ar užvakar išėjo pokalbis su Zak Braunu. Iki pasirašant, nors Piastrisgi prasitęsė savo sutartį. Taip. Iki jos prasitęsimo Zak Braunas ėjo pas Verstappeną. Jo, šitą sakė. Verstappenas šovė savo įkainius ir baigęs pokalbis. Tai...
Tai va. Tai gerai, dabar reikia mums aptarti šitą visą privalomąjį segmentą apie Ferrari strategiją. Tiek daug yra šiaip dar ką aptarti, ta prasme, čia tokios chaotiškos lenktynės, net keistai iš Tai tiesų, iš eilės. Davai, jo. Tai Ferraris. Hamiltonas su Leclercu šiaip važiavo visai švariai. Hamiltonas visą laiką turėjo deficitą iki Leclerco. Viskas čia buvo kaip ir ok ir visi to tikėjosi, nes jam reikia laiko priprasti. Visiems turbūt, kas matė lenktynės, turbūt iššoko šitas dalykas, kaip tas visas Hamiltono inžinierius patarinėjo jam. Ir Hamiltonas toks sako, ne, man mažiau informacijos, ne. Sako, jam sako, žiūrėk, tu gali naudoti K1 mygtuką anksčiau. Ir jis toks, žinau. O K1 tai ten turbūt yra koks overtake, tipo, kad, žinai, daugiau energijos pateikti iš baterijos. Tai su tokiais patarimais. Ir Hamiltonas toks sako, ne, man viso to nereikia, žinai, aš žinau, ką darau. Ir tas dar davė perspektyvos, kiek daug informacijos gaudavo, pavyzdžiui, Sainzas. Aš manau, kad čia vis tiek įpročiai. Ir jo, ir ne, žinai, tipo, man įdomu, kiek race inžinierius buvo pats pasiruošęs šitam lenktynam, nes, ar jisai prisėdo pasiklausyti, koks buvo pokalbis tarp Hamiltono ir Bono, kai vykdavo lenktynės. Nežinau, neįsivaizduoju. Tai va, žinai, tipo, čia va, klausimas, ar jisai tai darė. Kitas dalykas, aš manau, kad race inžinierius matė Hamiltono pasiruošimą iki lenktynių. Ir jeigu jisai turėjo dviejonių, kad galbūt jisai nežino to ar trečio, tai galbūt dėl to jisai ir norėjo... Primin. Jo, ir jisai apsidraudė tuo faktorium, kad jisai pasakė, ir tai yra geriau pasakyti, negu kad nepasakyti ir po to... O kodėl nesakei? Jo, ko tu nieko nesakei man? Jo. Žinai, aš naujokas. Tai vietoj to, kad, Taip. Tai čia tas toksai. Aš per daug nesureikšminu jų to tokio kažkokio, žinai, kur... Verstappen, Hamiltonas pats sako, palik mane ramybėj, dabar aš važiuoju. Arba buvo momentas, kada sako, tu spausi šitą mygtuką. Ne, aš dar esu per toli nuo Albono, aš vėliau jį paspausiu, kada man reikės. Tai va, visi tie tokie dalykai dar, aš manau, kad čia tik apsišlifavimo dalykai. Aš manau, kad čia yra 3-4 lenktynių problema. Ir tai net ne problema, tiesiog, kad... Tiesiog juokinga. Jo, ir aš manau, kad čia transliacijos prodiuseris pasirinko tiesiog parodyti, kad kas kaip kur ten vyksta su to, nes visiems įdomu, Hamiltonas čia Ferrari. Tai kad kuo daugiau eterio duoti jam visą kitą, žinai, tai čia tie tokie dalykai. Taip. Tai vienu metu Hamiltonas buvo pirmoje vietoje. Taip. Vedė lenktynės. Pusantrą ratą, jo, iki kol pitino ir tada visi jos aplenkė. Taip. Nes jie tada prašovė su pit window ir jo, važiavo su slikais, su hard, su kitom padangom. Aš su jų strategija aš biškį negaliu kaltinti, nes toj pačioj strategijai buvo ir Jukis. Panašioj strategija. Jo. Ir aš manau, kad jie labai statė viską ant to, kad bus red flagas toj. Ir nebuvo. Aš supratau iš konteksto, kad jie galvojo, jog nelys taip smarkiai. Irgi yra jo. Tau servetėlė bėga. Yra ir tas momentas, tik tais man keista, kad labai skirtinga informacija buvo pateikta Leclercui ir Hamiltonui. Jo? Jeigu tu Leclercui pasakęs, sako, 3 lygio stiprumas bus, lietus bus. Taip, štai. Ir Leclercas sako, stiprus lietus, ką darom? Kur tu tarp Hamiltonui pasakė informaciją ir po to jau, kai ten lyja visą kitas, jis sako, blembački, nesitikėjau, kad toks stiprus lietus bus. Žinai, Hamiltonas sako. Tai duoda tą tokį, kad Leclercui pasakė, kad ten 3 stage, o Hamiltonui nepasakė. Tai čia tas toksai, kur irgi susikalbėjimo dalykai, kur Jukis P2 buvo vienu metu. Ir aš taip tikėjau. Vos netypo, stop the race, sustabdė lenktynės. Let's go. Jis įsivaizduoja, jeigu būtų buvęs Jukis antras. Čia Verstappenas pirmas, Jukis antras. Arba jeigu būtų ir pasilikę, jeigu nebūtų lietus įsibėgėjęs ir Hamiltonas su Leclercu būtų toliau, ten jis buvęs pirmas, antras pirmas, trečias ir Jukis. Tai... O ne, Hamiltonas ir Leclercas dviese važiavo, o kai Jukis buvo antras, tai Verstappenas pirmoje vietoje buvo, man atrodo. Kažkas tokio. Ir po to Verstappenas pitino, Jukis... Ne, tai Jukis pitino, nes Verstappenas jau buvo pitinės. Tada išlindo Norrisas priekį. Tu geriau galą žinai, nes tu atidžiau žiūrėjai, aš biškai ant galo turėjau
Taip. reikalų. Štai rešim čia reikalai. Tai va. Tai jo, Ferrari strategijos eilinis iki... Jie rizikavo. Žodžiu, Hamiltonas susipažino su kaip Ferrari dirba, su ko tikėtis šį likusį sezoną, tai bus smagu. Bus smagu žiūrėti, kaip seksis toliau. Tai va, einam prie Mercedesų. Aš galvoju ir toks dalykas. Russellis tiesiog yra sėkminga, palaimingas žvaigždė gimęs žmogus. Jis jau kelintą kartą yra tas, kuris susirenka, kaip čia pasakyti, kas lieka. Jis visą laiką yra tas, kuris nieko nedarydamas šauna po 4, po 3. Taip, jis tiesiog viens pats savo važiuoja, normaliai savo važiuoja, priekis ten susimala, susiplaka. Ir staiga Russellis podiumą gauna. Ja, tai prieitas sezonas toks ir buvo. Visiškai ir šis sezonas, tai dabar jau prasidėjo. Jisai turėjo pergalę dėl to, kad Verstappenas su Norrisu kolaidino. Taip. Tada jisai turėjo pergalę, kuri buvo anuliuota dėl to, kad visi pitino, jisai vienas pats nepitino ir važiavo ten su drožtom padangom. Bet jį diskvalifikavo, bet vis tiek jisai tokį kažkokį. Šiaip jisai visą savaitgalį buvo pakankamai tempą turintis. Jisai startino P4. Taip. Ir finišavo P3, tai tipo... Geras rezultatas. Jis ir būtų 4 baigęs irgi, tai yra geras rezultatas. Tai užskaitau šią tą važiavimą. Aišku, irgi reikia atiduoti tam tikrą pagarbą, kad tu gali būti tas, kuris susirenka tos paskutinius, žinai, kas lieka iš tų visų rezultatų, iš tų taškų, ta prasme, max. Nes jis dėl pergalės tikrai nekovojo, dėl podiumo gal toks labai menkas procentas, bet kad jis dažniausiai yra tas, kuris susirenka likusius tos taškus, čia respektas vis tiek. Žinai, nes galėtų būti bet kas kitas, bet dažniausiai būna jis. Ir tada yra Antonelis. Ir aš norėjau, aš manau, kad Russellis po šitų lenktynių biškis jiems vylą padarė. Manai? Aš manau, tu įsivaizduoji, kad rūkis iš 17 į 4. Ar 16 senais, Taip. 16, man atrodo, gal. Net jeigu atvirai reikėtų pasitikslinti. Taip. Bet, ne kiekvienas atvažiuoja tokias lenktynės, tai yra per lietų. Kad ir būtent per lietų, kad ir Ferraris susimovė, kad ir 3 atkrito vairuotojai, jisai vis tiek atvažiavo konkurencingą rezultatą. Kad ir jeigu tu dadėtum 3 vietas, vis tiek 7 vieta būtų buvę gan rimtas rezultatas. Bet, prašau, ta prasme, rezultatas sako savo, žinai, kad jisai bičas turi tempą, turi skillsus ir nebijo lenkti. Taip. Kur tuo tarpu Lawsonas pusę lenktynių buvo užstrigęs tarp Hasų. Jis neaplenkė, iš tikrųjų, tai žinai, tai duoda tokį, žinai, aš labiausiai, rookie of the race yra mano Antonelis. Bet jisai ir yra labiausiai, į kurį deda visi lūkesčius, kad jisai yra naujas kartos, žinai, Hamiltonas, Verstappenas, kad jisai turi, yra išskirtinis žmogus. Ir aš visą laiką buvau klaustuko, prisimeni, visada aš toks būdavau, kuris, tikrai jis toks kietas, žinai, nes jo rezultatai ten nėra patys įspūdingiausi, kaip paėmė ten, žinai, bet iš tikrųjų, kaip pažiūrėjau šitas lenktynės, man pasirodė kur kas brandesnis vairavimas negu kai kurių kitų vairuotojų, kurie sėdė jau daug metų. Taip. Bet būtent man pasirodė, kad lyg, toks, sakykime, užtikrintas, stabilus, toks rimtas vairavimas. Jisai turėjo tą vieną spiną, žinai, bet sugavo mašiną ir toliau nuvažiavo. Labai šiaip, sakau, jisai pasinaudojo galimybę, jam strategijos visos paėjo, bet kad tau strategija paeitų, tu turi paeiti. Tu turi gerai pasirodyti. Ir tas labai koreliavo ir tam pačiam Hülkenbergui, tam pačiam Strollui, kurio mes taip, nemėgstam. Bet, Strollas yra geras ant lietaus, šiaip tai jis taip. Kartais, jo. Kaip atsibundo tą rytą? Tai labai įdomus rezultatai. Šiaip kaip pirmom lenktynėm. Vienintelis, kur man širdis plyšta dėl šitų lenktynių, tai yra Jukis. Jo, triese. Dar pabaigsiu su Antoneliu, tą faktą minėjau tavo mašinai, kad paskutinis rūkis, kuris atvažiavo iš 17 į 4 vietą savo debiutę, buvo Kimi Räikkönenas. Taip. Tai gal kažką reiškia. The Iceman. Galbūt. Jo, labai gaila Jukio. Visi tikėjęs iš tikrųjų geresnių rezultatų, bet su strategija prašovė.
Nu, turėjo kažką nepasisekti lenktynėse. Man gaila, kad jokių, ne pirmas kartas. Bet ne pirmas Bet aš manau, kad Red Bullis biški jau pradės dairytis, kad šiaip pradėkim nuo to, kad Racing Bulls mašina greita ir labai geras produktas šiuo metu. Taip. Palyginus. Taip. Ir Jukis. Nu, ta prasme, dabar jau, aš manau, ne tik tais Red Bullis pradės žiūrėti, bet ta prasme, visos komandos ant Jukio yra akis, žinai, tipo, jisai nėra rookie, jisai jau 5-6 metai sezonas važiuoja, jisai turi patirtį, jisai turi tempą. Ir vos neduodi geresnę mašiną ir staiga jisai jau gali kažką parodyti. Taip. Tai įdomu, kur jis tai nuves. Aš tikiuosi į Red Bullį. Žiauriai tikiuosi Red Bullį. Bet tą visą... jo, ir reikia dar pagrindinį dalyką paminėti, tai Williamsus. Taip. P5. Taip. Ne, P4. Ne, tai 4 Antonelis po to, kai jau anuliavo baudą. Bet 5 atvažiavo Albonas ir jis visą savaitgalį dominavo palyginus ant tempo. Nors Sainzas važiavo labai greitai per practices, bet ant galutinių rezultatų atvažiavo Albonas geriau. Ir žymiai geriau. Nu jo. Vat įdomu, labai... Aš maniau, kad šitos lenktynės daug atsakymų duos, man tiesiog dar daugiau klausimų. Dar daugiau. Jo, nes žinai, jeigu būtų sausas... Williamsai 4 konstruktorių? What? What? Nes, būtų buvę sausos lenktynės, mes pamatytume visų normalų paprastą tempą. Jo. O dabar, kai lietus, tai tu negali nieko nubraukti. Bet labiau čia pasirodo vairuotojų sugebėjimai, ne kiek mašinos jie turi. Šitos lenktynės yra vairuotojų skillsų parodymas. Tai, ir dėl to ir laimėjo, kas laimėjo, ir dėl to rezultatai yra tokie, kokie buvo, nes kad ir tas pats Strollas atvažiavo 6. Jisai 10 metų šiaip lenktynėse. 10 metų. Man atrodo, kad 10 dabar bus. Ne, man atrodo, ne 10. Man atrodo, 17 buvo pirmasis sezonas. Jo. 17 jo. Bet kas yra 8 metų. 8 sezonas jam būtų. Tai jo, tai beveik 10 metų. Tragedija, absoliuti tragedija. Baisu. Nieko, bičas yra, išeis jam bus geriau. Ne, tai mes labai jam linkim daug gero, iš tikrųjų. Oi, čia galbūt ateis šuniukas. Ne, ateis. Nu, žodžiu, tai Williamsai iš tikrųjų rovė tikrai gerą rezultatą. Labai džiaugiuosi už James Vowles, už Alboną. Labai gaila dėl Sainzo, tikrai norėjome pamatyti, ką gero jisai šaus per lenktynės. Žiauriai didelis viltis buvo. Tai toks neatsakytas klausimas pagrindė dėl to, tai koks jam rezultatas, kokie rezultatai Williamsų laukia, ką jis atneš. Taip. Šiaip dabar ne per seniausiai žiūrėjau biudžetus, kiek driveriai gauna. Tai nustebau, kad Sainzas gauna 13 milų, Albonas 11. Ir jie visai konkurencingai moka babkes. O, wow. Palyginus prieš 4 metus, kai jie tenais ėmė paying drivers, mokančius pinigus. Taip. Tai... Neblogai. Jo. Tai gal visai čia Sainzas, nemažą nuolaidą padarė. Aš manau, tai kad nuolaidą padarė, tai aš tikrai manau. Taip, bet kad ir Albonas neatsilieka su savo stavke, tai irgi yra fain. Tai va, ar yra dar kažkas, ką tu nori paminėti? Jo, aišku, Sauberį, Hülkenbergas rovė į P7. Jo, čia tai... Bartoletą išsirovė į atitvarus. Išsilydo lauk. Kad Hülkenbergas tiek taškų per pirmas lenktynę, jau atsipirko tas vairuotojas. Taip. Tai yra jo debiutas už tą komandą. Taip. Ir jis atvažiavo ir surinko dabar kiek jis 7 taškus ar 6 turi. Taip. Kai yra tai daugiau negu visi 24 metai Sauberiui. Jie 1 tašką turėjo. 4. Jie turėjo 4. Jo? Jo. Vis tiek, ta prasme, insane. Vis tiek žiauriai didelis pasiekimas. Tai parodo, kad Hülkenbergas iš tiesų yra geras vairuotojas. Jis visada buvo. Jisai bičias be podiumų. Esmė tokia, kad jisai vienas tų, kurie padarys ką reikia. Tu gali jo pasitikėti. Dėl to jisai vis sugrįžta, nes jisai yra patikimas. Taip. Jisai nėra neturi pergalį, neturi podiumų, normaliai, turi vieną nors podiumą ir nebus čempionas. Okay. Bet jeigu, ta prasme, reikia tau stabilaus važiavimo su taškais ir panašiai, lembačkai jisai tikrai, jis tikrai bus ten. Jo. Okay.
Biški, truputį į off-topiką, bet visai prajuokino vakar. Vakar žaidėm stalo žaidimus. Ir buvo žaidimas, kuriame buvo klausimynai. Nu, tipo, klausimas ir yra daug atsakymų ir tu turi atšlifuoti, kurie yra teisingi, kurie neteisingi. Okay. Tai vienas iš klausimų buvo F1 vairuotojai. Ir ten random pilną pavardžių. 0 klaidų padariau, žinau, kur visi kiti klausimai tenais nužiauriai sunkus. Ta prasme, šalis, kurios yra Europos laiko zonoje. Žinai, ir tu turi atsakyti, žinai. Tai čia buvo vairuotojai. Ir ten buvo ir Niki Lauda, buvo ir Hamiltonas, buvo ir Ralfas Schumacheris, nu žodžiu. Tai visiškai neprašau ir ta pačiu gimė pokalbis su viena iš, pavadinkim, draugų rato žmonių. Tai ta draugė, jinai gerai sutarė su Hulkenbergo žmona. Ai, pažįsta? Jo, jos fotosesiją kartu turėjo. Tai sakė, žiauriai, faina mergina, tai yra net ne mergina, moteris. Žmona, man rodos. Žmona, ja. Tai jie ir vaiką turi. Eglė, tai sakė, labai fainas žmogus, labai įdomu su juo buvo pabendrauti. Tai labai faina, jo. Jo, tai respektas didelis Hulkenbergui. Ne tik dėl to, kad lietuvė jo žmona. Aš pabandysiu, kad tai būtų mūsų vienas iš svečių. Labai gerai. Vieša paslaptis. Gerai, aš tikrųjų, ar turi ką pasakyti, aš labai noriu vrepinti tik dėl to, man kojos baigėt. Aš norėjau dar Kiniją paklausti, ką manai. Apie Kiniją. Mano vienas šiaip mėgstamiausias trasų, jeigu atvirai. Apie layoutą. Okay, man jos išdėstymas labai patinka. Labai man patinka ją važiuoti žaidimuose. Lenktynės dažniausiai būna geros. Šiaip tas Kinijos trasa turi rekordą kaip daugiausia overtake'ų per lenktynės. O, atvaro chebra. Labą dieną. Tai neapsisiuokim. Labas. Nu, draugelis atvarė čia. Ne, čia tai tau gal... Servetėlę paėmė. Ką? Ne, nereikia. Nu, viskas servetėlė. Tai va, tai jo, daugiausia overtake'ų per vienas lenktynės ir ten buvo beveik 110, man rodos. Jo, ir kažkas tokio. O, kolega atvažiuoja. Dar vienas mažylis. Na, šitas biškai, būdo atvaro. Gerai, dar vienas servetė. Mes turim 2 šunis, dabar jie jau yra prie kamerų, stebi, ką mes darom. Tai vosta, jie čia gal žodžio hodogus. Ai, labas. Taip. Nuspyrė mano gėrimą, kur dinko tas gėrimas. Ai, ne, čia gėrimas. Žinai, tipo, man bus labai įdomu. Aš tikiuosi, kad šį kartą nelys, nes šiaip Kinija mėgėja palyti. Taip yra, jo. Ir ypatingai tokiu laiku, tai aš manau, kad gali būti ir chaosas su orais. Vėl. Yra šansas, jo. Bet gal tai netgi duoda Verstappenui galimybę biškį susirinkti taškų, nes aš turiu įtarimą, kad... Aš manau, kad čempionato kova galiausiai reis tarp Norriso ir Maxo vėl. Aš manau, kad Maxas... Aš dar bijau, kad ir Piastris bus. Reikia palauk sausų lenktynių. Tada bus aiškiau, nes Maxas kaip pasidarė sausą, neturėjo visiškai greičiai prieš McLareną. Tai bus aišku po to. Taip. Tai va. Ką? Tai ką nieko prieš vrepint? Ne, važiuojam. Važiuojam tada į Kiniją už savaitės, kas čia dabar gausis. Kovo, dabar jeigu yra 15, nu tai va, tai kovo 21 dieną bus lenktynės, sekmadienis. Tai va, tai mes turbūt irgi padarysim tą dieną podcastą, daug dievė gerus orus. Ir jo, tai aš buvau Dominikas. Aš buvau Kristijonas. Tai susitiksim po savaitės. Bye bye.